Holivudas daugelį metų mus klaidina dėl mūsų kūno įvaizdžio, dėl to, ką laikome gražu, dėl mūsų ideologinių normų. Ir dabar, ar pastebėjote, kad visi Holivudo garsenybės pradeda atrodyti labai liesos, bet jų akys pilkos, suglebusios ir jos visos vartoja Ozempic ir tai tampa norma? Tai tarsi stebuklingas vaistas, kuris padarys tave liekną, bet jis turi labai tamsią pusę ir mes apie tai pakalbėsime. Sveiki atvykę į atoveiksmį. Vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į nerimą keliantį naują kūno idealą Holivude. Šiuo metu visi Holivude yra itin liesi. Ir tai nėra tiesiog įprastas liesumas. Tai kelia nerimą. Tai liguistas, mirtinai atrodantis liesumas. Sakoma, kad Holivudą apėmė liesumo epidemija. Kūno pozityvumo nuomonės formuotojai, dainininkai, veiksmo žvaigždės, net vaikystės ikonos regis lieknėja. Ir visi mano, kad žino jų paslaptį. Holivude yra vaistų problema. Palaukite sekundėlę. Noriu tik pasakyti, kad aš labai palaikau žmonės, kurie yra liekni ir sveiki, kurie nėra turintis antsvorio ir nesveiki. Aš labai palaikau tai, bet tas Arianos Grande, ką tik antrąjį pasaulinį karą išgyvenusias įvaizdis, man netinka. Kažkas tame yra negerai. Ir turite prisiminti, kad galbūt kaip vyresnio suaugęs žmogus, kuris yra matęs daug įvairių žmogaus formų Holivude, galite pastebėti, kad kažkas su tuo yra negerai. Tačiau jaunoms mergaitėms ir berniukams augant ir matant tai kaip naują normą, jie neturi gebėjimo atskirti, kad tai yra nenormalu ir neteisinga. Ir dabar tai normalizuoja akivaizdžiai anoreksišką išvaizdą dėl vaisto. Tai yra Ozempic. Tai dauguma... Žinai, visi meluoja. Visi sako, mažesnė porcija. Tiesiog užsičiauk. Tu vartoji Ozempic. Beje, tu dirbai su savo kūnu ir sveikata. Ne. Tai Ozempic. Štai kai buvo numestas svorio. Augant juodai rinkai, kuri naudojasi šiuo viešumu, gydytojai nerimauja, kad žmonės peržengia ribas. Tačiau vaistas yra mažiausiai įdomi šios istorijos dalis. Dabar įmonės parduoda šiuos vaistus internetu beveik bet kam. Prieš kelis mėnesius viena iš jų pasiūlė mane paremti. Daugiau pinigų nei man kada nors buvo pasiūlyta. Tačiau tokios organizacijos paprastai nenori, kad aš jas tirčiau. Matote, aš kuriu dokumentinius filmus tyriančius šią industriją. Niekas nesiūlo tokių pinigų, jei neplanuoja jų susigrąžinti. Todėl pradėjau ieškoti, kaip tai vyksta ir radau visą sistemą sukurtą aplink šiuos vaistus. Vieną, kuri dabar pamažu persikelia į fitneso industriją. Tai mane neramina, nes būdamas 16 metų būčiau lengvai pakliuvęs į šį spastus. Kaip dabar vis dažniau matome, kad sveiki paaugliai taip daro, norėdami pasiekti Holivudo išvaizdą, ši problema. Turiu omeny, problema, pamirškime tik Ozempic lieknumo problemą, tą vadinamąjį looks maxing reiškinį. Reiškinys, kai vaikai naudoja plaktukus, kad pakeistų savo veidus, vartoja didžiulius kiekius steroidų, kad taptų nenatūraliai dideli, o tai turi rimtų ilgalaikių pasiekmių visam gyvenimui. Tu sakai rimtos pasiekmes. Visos šios problemos jas turi. Turint valgymo sutrikimų vaikystėje, moters kūnas gali visam laikui nustoti veikti taip, kaip turėtų, ir ji gali nebegalėti sveikai susilaukti vaikų. Vartojant steroidus, kišant į savo organizmą įvairias medžiagas, daužant save plaktuku, vartojant keistus dalykus. Siekis atrodyti tam tikrų būdų yra labai pavojingas dalykas, kurį mes kaip visuomenė skatiname ir palaikome. Bet jei paieškosite looks maxing ir pamatysite, kaip sparčiai auga ši grupė, tiesa, tai beprotiška. Tiesioginė prasme, tai tapo visiškai normaliu reiškiniu. Pažiūrėkite į looksmax.org, patvirtinkite, kad esu žmogus. Jūs žinote, kad esu žmogus. Man tai taip erzina. Gerai. Žiūrėkite, čia galite rasti visokiausių keistų dalykų – fitneso stilių, kosmetinės operacijas ir dar daugiau. Gerai, prisijunkite prie bendruomenės, kurioje galite diskutuoti, kaip man pasidaryti kraujo tyrimus, jei man 16 metų. 16? Tai mane tikrai verčia jaustis nepatogiai. Ir yra taisyklės looksmax.org, kurios sako, kad estetika svarbi. Tai kaip atrodai yra svarbu. Ir žinoma, atrodyti gražiai, atrodyti sveikai yra svarbu. Gerai jausti savo kūnę yra svarbu, niekas to neneigia. Tačiau stumti šią ideologiją, kad turi iš esmės keistis ir save iškreipti. Ir kultūroje, kuri uždirba milijardus dolerių. Turiuomenį, pažiūrėkite į mados industriją, kosmetikos industriją ar sveikatos ir grožio pramonę, kurios nuolat skatina tave keistis ir keistis visą laiką, nebandyti tapti sveikesne. Jie parduos tai kaip sveikas idėjas, bet iš tikrųjų jie tiesiog skatina pavojingą elgesį, kad vis daugiau ir daugiau pirktum ir leistum pinigus, bandydama pasiekti tikslą, kuris yra nepasiekiamas. O jei tas tikslas ir yra pasiekiamas, iš tikrųjų jis tau labai kenkia. Tai akivaizdžiau nei bet kada anksčiau. Labas vakaras ir sveiki atvykę į 82-uosius auksinius gaublius. Didžiausią Ozempic vakarą. Tai nėra tiesiog paprastas pokalbis, man tai atrodo tikrai problemiška ir man tai tikrai nepatinka.
Aš tikrai palaikau žmonės, kurie nori numesti svorio. Ir atvirai, pažįstu keletą žmonių, kurie vartojo Ozempic ir tai pakeitė jų gyvenimą, nes jie daugelį metų kovojo ir tai kėlė rimtų sveikatos problemų. Tačiau vartoti vaistus taip, kaip paskyrė gydytojas, kad pagerintum savo gyvenimą, yra visiškai kas kita nei ši normalizavimo manija. Tiesiog masinis svorio metimas, nedarant nieko kito, ko tavo kūnui reikia, kad jis būtų sveikas ir galėtų tai išlaikyti. Nei psichologinių dalykų, nei tikrųjų fizinių dalykų. Tu tiesiog bandai neleisti savo valgyti, kažkaip kontroliuodama savo apetitą. Ir aš tiesiog... Man tai nepriimtina. Mes jau esame matę tą patį juokelį anksčiau. Visi atrodo puikiai. Kai žiūriu į šį kambarį, negaliu nesusimastyti, ar Ozempic tinka man. Jei pažvelgsime į bet kokį raudoną kilimą, šie juokeliai neatrodo be pagrindo. Sklando gandai apie Ozempic vakarėlius. Įžymybė susirenka kartu leistis injekcijas. Daugelis žmonių sakė, kad Dveinas vartoja Ozempic. Jie manė, kad jis tikrai vartoja Ozempic. Bet jums nereikia gandų, kai kurie tiesiog tai pasakė. Aš numečiau beveik 19 kg vartodama Ozempic. Aš bandau biohakuoti savo kūną. Tad viskas, kas padės man jaunėti, mane domina. Jolo, tu atrodai lieknas. Ačiū. Ozempic? Vartoji? O, vartoji? Ar pastebėjai, kad visi jie turi tas pačias pilkas suglebusias akis? Beje, dabar pasirodo daug informacijos apie kitus Ozempic poveikius, pavyzdžiui, regėjimo praradimą. Žmonės apie tai nežino. O žmonėms sergantiems diabetu ar turintiems nutukimą tai tikras medicininis proveržis. Visi tame kambaryje žino skirtumą tarp vaisto vartojimo dėl medicininių priežasčių ir vartojimo todėl, kad penktadienį reikia eiti raudonų kilimų. Tai geras vaistas tinkamam žmogui. Bėda prasideda tada, kai pradeda rūpėti, kas yra tas tinkamas žmogus. Nes garsenybėms tai dažnai nėra vaistas. Tai tik skatina seną Holivudo tradiciją – drastiškas lieknėjimo dietas. Žinai, kartą girdėjau, kad dažnai, kai žiūri į visuomenę, kuo jie turtingesnė. Anksčiau tai reiškia, kad storėsi, bet šiandien vyrai vis storėja ir storėja, o moterys vis mažėja ir mažėja, veikiamos visuomenės spaudimo. Ir aš dažnai galvoju apie tą metaforą. Ne todėl, kad būčiau didelė feministė ar šovinistė ar kažkas panašaus. Tiesiog galvoju apie tai, kaip liūdna, kad visuomenės spaudimas yra toks, kad turėtum tarsi išnykti. Išnyk, kiek tai gali. Tiesiog išnyk. Ir vėlgi, aš visiškai neskatinu antsvarą. Manau, kad tai siaubingas dalykas. Manau, kad dauguma žmonių, nebent jie turi rimtų sveikatos problemų, gali įdėti pastangų ir pasitelkti discipliną, kuri padės pagerinti visus jų gyvenimo aspektus ir pasiekti bent jau sveiką būseną. Bet tas nuolatinis siekis vis mažėti kaip standartas man nepatinka. 2022 Met Gala. Kim Kardashian norėjo vilkėti suknelę, kurią Marilyn Monroe dėvėjo dainuodama su gimtadieniu prezidentui. Buvo tik viena problema. Aš ją pasimatavau ir ji man netiko. Tada pažiūrėjau į juos ir pasakiau, duokite man kokias 3 savaitės. Ir aš turėjau numesti 16 svarų, kad šiandien galėčiau į ją tilpti. Ar Kim naudojo GLP-1 grupės vaistus? Iš tikrųjų nesvarbu. Holivudas visada spaudė moteris būti lieknomis, o vyrus lieknais ir raumeningais. Svorio metimo vaistai yra tik greitesnis būdas tai pasiekti. Laikraščiai teigia, kad heroin chick stilius sugrįžo. Būti lieknam ar prikelti mirusį giminaitį? Weakness. Tai tik juokas, bet žmonės dešimtmečius siekia Holivudo idealų iki kraštutinumų. Idealų, kurie nuolat keičiasi. Ko žmonės iš tikrųjų apie mane nežino, tai kad turiu Vogue žurnalų kolekciją iš savo močiutės, kuri juos rinko. Man atrodo, ji netgi matosi mano fone. Ar turėčiau ją parodyti? Palaukit sekundėlę. Močiutė rinko Vogue žurnalus, man atrodo, nuo 1900 kažkelintųjų. Ir mes turime, aš čia turiu Vogue žurnalų, šitas yra iš kurio čia metų? Iš 1986 metų grožio standartai, kai jie keičiasi, yra neįtikėtinai dramatiški ir nuostabu tai stebėti. Ir tai yra kažkas, ką aš turiu. Turiu didžiulę kolekciją. Mano svečių kambaryje apačioje yra šimtai ir šimtai Vogue žurnalų. Kodėl? Nes aš tikiu, kad labai svarbu matyti, kaip visuomenė mus spaudė ir vertė laikytis vis kitokių grožio standartų. Ir kaip iš to buvo uždirbta tiek daug pinigų, nors visa tai yra taip netikra. Tai tiesiog netikra, nes niekas iš to iš tikrųjų nėra tikra. Mes visi žinome, kaip atrodo gražus žmogus. Sveikas! Laimingas, švarus, skaidriomis, ryškiamis akimis, kažkas tvarkingo, prižiūrėto, kažkas tokio atrodo gražiai, gerai. Šiek tiek storesnis, šiek tiek liesesnis. Viskas gerai, kol atrodai sveikai ir švytinčiai. Ir tai yra tai, ką mes pamiršome, nes vieni turi storus antakius, kiti plonus. Beje, aš visada turėjau storus antakius. Bet stori antakiai, ploni antakiai, ilgi plaukai, trumpi plaukai, tamsus plaukai, šviesus plaukai, įdegusi oda, mažiau įdegusi oda. Labai labai liekna, mažiau liekna, raumeninga, didelė nosis, maža nosis, didelės lūpos, maža nosis, lūpos, ausys, akys, veido patempimai. Viskas nuolat keičiasi, mada keičiasi. Tokie drabužiai, siauri džinsai, platūs džinsai, ilgi džinsai, seni džinsai, mamos džinsai, nauji džinsai. Viskas nuolat keičiasi.
keičiasi. Ir keičiasi taip, kad niekada negalėtum suspėti. Kad visada būtum pririšta prie standarto ir visuomenės, kurie iš tavęs gauna pinigus, kai bandai suspėti su nauja mados tendencija. Todėl drabužiai nebetarnauja 50 metų, nors seni drabužiai vis dar tarnauja. Ir man labai patinka kai kurie drabužiai močiutės spintoje, kurie iki šiol yra madingi. Pavyzdžiui, geras Burberry paltas ar, nežinau, Dior sijonas. Visa tai, kas anksčiau buvo gražu ir madinga, tiesiog kažkur dingo. Ir iš tikrųjų skaudu matyti, kad Hollywoodas stumia šią darbotvarkę. Mes nežiūrėsime viso šio vaizdo įrašo. Galite patys pasidomėti šiuo vaikinu. Josas Brettas, gydytojas. Hollywoodo naujosios manijos pusė. Čia yra rimta problema, apie kurią per mažai kalbama. Ozempiko pavertimas grožio standartų yra siaubingas. Siaubingas. Ir aš tam nepritariu, ir aš tuo netikiu. Ir žinoma, aš kaip mergina visada galvojau, norėčiau būti lieknesnė. Ir aš neapsimetinėsiu, kad neturiu savo problemų dėl kūno ir išvaizdos. Žinoma, kad turiu, kiekviena mergina turi. Bet mes turime pradėti klausti savęs, kada tai įvyko ir kodėl tai įvyko. Ir kodėl aš sėdėčiau čia, savo namuose, laimingai ištekėjusi su nuostabia dukra. Ir žiūrėčiau į kažką, kas akivaizdžiai serga Holivude. Ir galvočiau, kad būtent tokia turėčiau stengtis būti. Dėl to turėčiau save riboti arba leistis kažką, apie ką nežinau pavojų ar pasiekmių. Kodėl tai tapo mūsų nauja norma? Taip, manau, kad man to jau gana. Ačiū už jūsų dėmesį šiuo klausimu.